Kelios pastabos apie tai, kas vyksta Irane. Tikslas yra nuversti režimą. Režimas kabo ant plauko jau gerą 5 metį. Režimas neturi absoliučiai daugumos visuomenės pasitikėjimo. Režimas yra supuvęs, visi tai supranta, režimas nesugeba užtikrinti elementarių gyvenimo sąlygų iraniečiam, o Iranas yra pakankamai jauna visuomenė, labai jauna, viena jauniausių visuomenių pasaulyje. Tai reiškia, kad daug jaunų žmonių, kurie negali save realizuoti dėl sankcijų, dėl kitų dalykų, jie negali gyventi taip, kaip jie nori. Ir tai protestai, kurie vyko gatvėse, jie parodė, kad jie negali nuversti valdžios dėl to, kad represinis aparatas yra pakankamai stiprus. Tūkstančiai, galbūt net 10 tūkstančių žmonių per metus jiem yra vykdoma mirties bausmė, jie yra kankinami tam, kad išlaikyti valdžią ir įbauginti visuomenę. Visuomenė pakankamai įbauginta, bet jinai nebetikėjo ajatolomis. Tam ateina Izraelis su Jungtinių Amerikos valstijų pagalba, tam, kad nupjautų šitą hidrai galvas ir visuomenė išėjus į gatves, įsigandę kareiviai, tiesiog nevykdytų represijų prieš visuomenę ir šitas režimas kristų. Tai yra bet kokiu atveju laiko klausimas. Jau 3 metai prognozuoju, kad šis režimas kris, mano prognozėse metinėse, jeigu paskaitysite, jisai laikosi tik tai labai ir tos represijos jos kiekvienais metais tik žiaurėja tam, kad išlaikyti valdžią. Izraelis tai supranta. Izraelis taip pat supranta, kad tai yra ganėtinai individualistinė visuomenė. Tai nėra Rusija kolektyvistinė, tai nėra Kinija kolektyvistinė, kitos šalis, kurios yra labai kolektyvistinės, kuriom nuvertus, sakykime, lyderį, struktūra ir sistema liks. Irane, jeigu režimas krenta, labai tikėtina, kad mes galėtume matyti provakarietišką visuomenę. Tokia, kokia jinai buvo iki 79 metų. Taip, tai buvo autokratinė visuomenė, ten valdė šachas, ten valdė vakarų specialiosios tarnybos, bet iš apačių žvelgiant, tai buvo labai laisva visuomenė, individualistiškai save išsireiškinti. Tai yra tam tikra prasme vakarų fronto dalis, nes mes kalbam apie individualizmą prieš kolektyvizmą. Ir Iranas turi visas galimybės būti vakarų individualistinių vakarų dalimi. Tai istoriškai mes jau matėm. Ir tai supranta Izraelis, ir tai supranta Jungtinės Amerikos valstijos. Dėl to tikimasi nuversti režimą, tuo pačiu metu išlaikant stabilumą regione. Labai svarbu, kad regionas neužsiliepsnotų. Dabar Iranas darys viską ir daro viską, kad regionas užsiliepsnotų, kad būtų monarchijose sukilimai ir mes matytume užsiliepsnojus regioną nevaldomą. Taip kol kas nevyksta, panašu, kad taip nevyks, dėl to, kad niekas nekenčia Irano, niekas nekenčia ajatolų valdžios ir visi bus laimingi juos nuvertę. Ajatolos yra silpniausios geopolitiškai jau kuris laikas, jų pro-iranietiškas režimas sudegė Sirijoje, mes turime Hezbollah silpną, kitose regionuose, ten, kur jie turėjo čiuptuvus, tokius vėžio blogo čiuptuvus, jie visi sudegė. Izraelis yra geriausiai pozicijai geopolitiniai šiuo metu ir jie supranta, kad šiuo metu yra jų šansas visą regioną atverti į savo pusę. Nes jeigu kristų Iranas, tikėtina, kad jisai būtų daugiau mažiau provakarietiškas. Naujasis režimas, jeigu žmonės turėtų galimybę balsuoti, ar ne? Ir mes matytume visai kitokią situaciją. Mes matytume regiono valstybę, kuri iš tikrųjų yra valstybė. Kitos monarchijos yra nubraižytos. Sykes-Picot susitarimu, kolonijinė politika vakarų, jos yra nubraižytos monarchijos, kurios remiasi tuo, kad jų valdžia remiasi tuo, kad jinai labai dotuoja žmonės, išlaiko juos turtingais pakankamai tam, kad jie nedarytų revoliucijų. Iranas, tai yra senoji persų civilizacija, iš kurių kilo didžioji dalis religijų ir vakarų civilizacijos vienas iš tam tikrų vietų, kur užgimė vakarų civilizacija, po to, kas virto į vakarų civilizacijos, ar ne? Jinai turi visas galimybės būti mūsų pusėje. Ir tai yra labai svarbu. Ir tai yra pakeistų regioną iš esmės dėl to, kad Iranas yra valstybė tokia logika. Ir iš jos, jeigu nebūtų provakarietiška, tu gali projektuoti galią į Rusiją, į Kaukazą, į Centrinę Aziją, į viduriniuosius rytus ir netgi į Kiniją. Afganistanas ir tenai. Tai yra labai
geografiškai svarbi ir geografiškai apdovanota valstybė, kuri su visa jos valstybės struktūra, jeigu jinai turėtų geras institucijas ir būtų provakarietiška, būtų geopolitinė dovana vakaram. O tai reiškia ir Lietuvai. Dėl to tai yra Lietuvos nacionaliniai interesai. Ir dėl to, kaip tai beatrodytų kartais, aš girdžiu tam tikras visuomenės nuotaikas, bet palaukit. Didžiausias mano nusivylimas visoje šitoje istorijoje, kas susijęs su Iranu, jau ne pirmi metai, yra tai, kur žmonės gatvėse. Mes matėme žmonės gatvėse dėl Palestinos, ar ne, dėl Gazos, bet aš niekada nemačiau žmonių, kurie būtų išėję dėl represuotų ir dėl to, kas vyksta Irane. Ir tai daug pasako apie hipokritizmą, kurį mes matom skiriose grupėse. Taip, kad tikimės, kad režimas kris, problema, kad aiškiai tai operacija karinė, bombomis ir galbūt specialiomis pajėgomis, kurios nuvažiuos ir nupjaus vieną į hidrą į galvą, ar ne, ten kokiam nors ten kariniam institucijom, saugumo institucijom yra ne. Tačiau tikrąjį darbą turės padaryti visuomenė. Turės padaryti žmonės gatvėse, kurie turės pasakyti ne, šitas režimas krenta ir nepaisant to, kad kaip tai beatrodytų, tai yra pačių iraniečių iš apačios vykstantis procesai. Tiesiog vakarai suteikia galimybę, suteikia platformą tiem iraniečiam, kuriem atsibodo šita valdžia, nuversti režimą, kuris šiuo metu remiasi labai žiauriom represijom. Laukiam ir tikimės režimo griūties ir tikimės, kad tie žmonės Irane, jie tokie patys žmonės kaip visi. Jie nori gyventi taip pat kaip visi, jie nenori gyventi šitam šudinam režime.